Labas rytas. Dar vienas video. Šiandien bus prasta nugaros diena, dabar 12 valandų. Pasidariau vienu žodžiu pavalgyti grikių. Čia yra 100 gramų grikių, bananas, kavytė ir vienu žodžiu pavalgau, susitvarkau ir varau į džimą. Šiandien darysiu sakau nugarą. Turėtų būti visai gera trefkė, gerai įsimegau visas 8 valandas, nes prasidėjo atostogos. Labai gerai, šiaip labai jau trūko to atostogų, pailsėti šiek tiek. Tai viskas labai smagu, liuks. Tai varysim, pasportuosim. Šiandien varysiu su sese. Paprašiau, kad vėl padėtų pafilmuoti. Vienu žodžiu, šiandien filmuosim tą nugarą. Mes abu darysim, kaip suprantu, ir jinai darys nugarą. Tai grįžęs namo turiu atsišaldęs faršo. Tai kai grįšiu, pasidarysiu faršo, keliom dienom prepinsiu su makaronais arba su ryžiais, dar tiksliai nežinau. Tai irgi parodysiu ten, kaip aš gaminuosi, nors aš ten nieko įspūdingo, nieko sudėtingo. Tai va, tada skanaus man, suvalgau, išgeriu kavą, skanaus jums, jeigu valgot, ir susimatome, jau jaučiu galbūt iš džimo. Feel the sound, oh you make my heart pound. Fill me up, bring me down when I hear your sound. Come around, feel the sound, oh you make my heart pound. Fill me up, bring me down when I hear your sound. Everybody wants something from me. I was a lover, but now it's thief. I'll take your breath away and set you free. Gerai, vienu žodžiu padariau LED pulldownus. Realiai pušinau till failure. Sesė filmavo, tai negalėjo man padėti kelių assisted repų. Dariau kiek išėjo, dariau su 80, šiaip visai gerai jautėsi. Dabar darysim bent over barbell rows. Nes belekiek žmonių, ta prasme viskas užimta, tai nežinau, jaučiu nugarai nėra pats geriausias pratimas, nes trūksta stabilumo, bet darysim su paprasta štanga, nes staklėse, tai pažiūrėsim kaip seksis, pakomentuosiu toliau. So much pressure, so much heat, so much hustle, they want me. Žodžiu, dariau su 60, padariau 9, tai čia toks top setas buvo, pasimažinau dabar iki 55, padariau 10 ir irgi paskutinį setą darysiu su 55, šiaip jaučiasi visai neblogai, aišku, norėtųsi stabilumo, dabar kaip tik ir atsilaisvino šitos staklės, čia būtų stabiliau, bet jau ten pradėjom, ten ir užbaigsim, toliau eisim, pasidarysim, ką toliau darysim operatorė, gal face pullus, arba vienu žodžiu, manau, kad darysim bicepsą, tada face pullus ir tada dar damušim bicepsą su vienu pratimu. Jo, ir paskui dar laukia šiandien kardio. Dabar pradėjau daryti kardio, apie 90 minučių į savaitę stengiuosi, tai pasidalinu per dienas, tai nežinau, šiandien gal kokį 30 minučių kaip. Tai va, gerai, tada susimatom prie kito pratimo. Dabar darysim inclined bicep curls.
Šiaip būtume darę ant standartinio paprasto suoliuko, bet ant tiek daug žmonių, kad laisvi preacheriai, tai atsisėsime, ranką laikom čia ir tiesiog lėtai. Tai principas lygiai tas pats, tiesiog išnaudosime tą, ką turime, nes žmonių tiesiog žiauriai daug. Feel the sound, oh, you make my heart pound. Fill me up, bring me down when I hear your sound. Come around, feel the sound, oh, you make my heart pound. Fill me up, bring me down when I hear your sound. Dariau pirmam sete liktai 7, paskui 6, dabar dropinsiu žemyn nuo 17,5 iki 15, nes šiaip gana sunku. Nežinau, ar šiaip tiesiog diena tokia silpnesnė, ar... Vienu žodžiu, čia yra labiau lokintos alkūnės, matė, taip labiau priglaudęs, nes kaip sėdė ant to kėdės, tai tu vis tiek gali kažkiek užsimesti. Čia nėra to momentumo visiškai, tai tik iš bicepso, tai šiek tiek sunkiau. Bet nieko, pasimažinsiu dabar iki 15, paskutinį setą padarysiu iki failure. Čia visi realiai buvo iki failure, tiesiog nebegalėjau daugiau padaryti. Ir tada eisim daryti face pullus, kažką arba pečių galų, vėl trapecijom kažką. Žiūrėsim vienu žodžiu nuo nuotaikos. Sound, oh, you make my heart pound. Fill me up, bring me down when I hear your sound. Come around, feel the sound, oh, you make my heart pound. Fill me up, bring me down when I hear your sound. Gerai, vienu žodžiu pasidarėm face pullus pečių galui, realiai visai gerai jautėsi. Dabar darom single arm, čia kaip matot, curlus, vienas rankas bicepsui. Tai realiai dariau su 12,5 buvo per daug, nedaug padariau, ten kelis assisted. Ir šiaip priklausau muzikos ir darau aš šiaip įpratęs daryti viską iki failure. Tai nelabai skaičiuoju repų. Tai būna, kad pametu skaičių. Tai gali būti, kad su, pavyzdžiui, kairė ranka padarau mažiau negu su dešinė. Šiaip yra blogai, tai jūs labai nepykit ant manęs, jeigu suskaičiavot, kad su dešinė padariau daugiau. Bet jo, pasibaigiam šitą ir tada beliko kardio. Jau čia eisim ant takelio, gal ten ir pakomentuosiu realiai, arba parašysiu kažkaip, pasakysiu, kiek ten kažko darau. Tai va, einam tada paskutinį setą pasidarom ir
eisim pažiūrėti Pampą. I just put my faith in you, feel it so true, so whatever you do say, can you feel the fire in these eyes, keep me in your side, feel the fire, deep inside, wanting to deny, keep me free from here till they can keep it fire, let's ignite. Na kągi, treniruotė buvo šiaip visai nebloga. Dabar jau einu namo. Vienu žodžiu padariau 30 minučių kardio. Ta prasme ant tą kelio tiesiog paprastai ten gal ant 5 km 30 minučių ant 10%. Ta prasme pakilimas 10% ten laipsnių, tai nežinau kiek pakilimas, bet jo. Taip paspraėjau ramiai, kardio padarytas. Eisiu grįžęs namo, išsikepsiu faršo, įsivirsiu makaronų, pasidarysiu šiandienai ir rytoj, nes rytoj vakare išskrendu į Milaną keliom dienelėm, tai neprisiruošiu visai savaitai, o paskui grįžęs po Milano ant penktadienio nebus labai skanu valgyt, pasidarysiu 2 dienelėm faršo, jaučiu kiek ten yra pusę kilogramo, biškai per daug kokius bandysiu, bet blemba, nu nežinau, pažiūrėsiu tada ant vietos. Tik dabar nežinau daryti su ryžiais ar su makaronais. Pasižiūrėsiu irgi ant vietos ir tada namuose pakomentuosiu. Komentuoti. Geras aš komentatorius. O šiaip žmonės, kaip pavyzdžiui, kaip jūs randat motyvacijos sportuoti? Kas jumis, jeigu sportuojate, aišku, kas jumis motyvuoja? Kodėl pradėjot sportuoti? Šiaip parašykit komentaruose, kas labiausiai jums motyvuoja. Labai šiaip įdomu. Nes būna dienų, kad ir pačiam, ta prasme, atsikeli ir galvoji, nu, ne, tikrai neįsiu jokią salę, bet paskui atsiranda toks nenori, bet reikia. Kas jumis motyvuoja, parašykit, būtų tikrai įdomu paskaityti. Vienu žodžiu, sprendžiau jautienėlę, 400 gramų smulkintos jautienos ir kiaulienos faršo. Tai viską šausiu į keptuvę, pakaitinu ir pasirodo darysiu geriau su makaronais. Tiesiog, manau, paprašiau nežinau, tiesiog labai noriu su makaronais. Tai aš uždėjau vandenį, viską išsikepu, dėsiu visą jautieną ir ten belikusius makaronus, liks kiek liks, jei ką, šeimai paliksiu suvalgyt. Tai va. Pasigaminu ir tada, kai bus jau ready, parodysiu. Va. Paršiukas kepa. Sudėjau prie skonėlių, pipiriukų, visko ir kažkoks druskų ir pipirų mišinys, taip paukštienai, bet į darbą kažkaip prie skonėliai šašlyčiokam. Bet jau sudėjau, viskas kepa, tada pašaunu makaronus. Dėsiu tuomet padažo, sūrio, gausis tikrai skanu, išbandyta, rekomenduoju. Esu daręs su saldžiarūgščiu padažu, kur su ananasais, taigi žiauriai skanu. Pasidarai, susidedi porcijom, gali prieš salę, po salės pasišildyti, žiauriai paprasta, lengva, žiauriai skanu, bei daug baltymų. Va. Vienu žodžiu, čia padažių, jau supyliau padažėlį, viskas kunkuliuoja, verda, dabar makarai. Kalu makarus, nes jau vanduo užvirė. Ir žiūrėsim, kaip gaunasi. Makaronų realiai gaunasi čia apie
kokie 300 gramų tiktais, nes mano pakelį nelabai tokį pat turiu. Tai nieko tokio. Biškai mažiau makaronų bus, daugiau mėsos ir padažo. Bet nieko baisaus. Tai va. Tuoj valgysiu. Oi skanu bus. Oi, žiauriai laukiu. Žiauriai laukiu. Tai vienu žodžiu, štai mano bliūdas. Žiauriai gerai gavos. Užsipačiau surelio. Tai dabar einu pavalgysiu. Galimai kartosiu, nes čia porcija gana maža, nes tiesiog indelis mažas. Ir viskas realiai šiandien, viskas dar aišku bus valgymas, tai jaučiu pasnekinsiu kažką, ten ryžių paplotėlių su rieštų sviestu, baisiai šiaip gerai, baisiai skanu nemeluosiu. Bananą pasipjaustai, ryžių paplotėlį, biškį rieštų sviesto patepė, šiaip neturiu medaus skysto gaila, bet būtų gerai su medum, mačiau, kad valgo. Tai ryžių paplotėlis, patepė rieštų sviestu, papjaustai banano, tik išdėlioji. Žiauriai šiaip realiai skanu, tipo ir sveika, jeigu nori kažko tokio nesąmonių pavalgyti, bet nenori nesąmonių valgyti, tai visus guminukus, šokoladus reikia keisti į kažką sveikiau. O tas kažkas sveikiau dažniausiai tiesiog realiai vaisius. Šiaip vaisius, aš nežinau, arba šiaip geriu zero tos sugar colas, nes vis tiek gal geriau negu pilno cukraus tie gėrimai ir skonis tai realiai tas pats. Seniau tai labai nepatikdavo kažkaip zero, bet arba dabar tiesiog pasikeitė skonio receptoriai, nu arba nežinau, arba pasikeitė kolos receptas, nes dabar net nelabai atskirčiau jau zero nuo paprastos. Tai va, tai gerai, tada aš pavalgau, skanaus, išgeriu kolą, pažiūriu YouTube'ą, pažiūriu kažką ir reikės tada šokti editinti video, nes rytoj vakariai išskrendu, tai nenoriu pasilikti, kad rytoj su stresu viskas būtų. Tai va. Manau, dar gal susimatysime, kažką jo atsisveikinsiu formaliau, dabar pavalgau. Nu ir susimatome atsisveikinime, kai prašysiu jūsų, kad jūs subscribintume ir dalintumėtės mano video. Tai ką, tiesiog noriu pasakyti, subscribinam, dalinamės, rašom, kas jums suteikia motivaciją sportuoti. Realiai, šiaip žiauriai geras klausimas. Jau kalbėjau prieš tai, bet neišsiplėsiu. Tiesiog prašykit, kas jumis motyvuoja sportuoti ir galbūt net kodėl pradėjote eiti į salę. Tai bus žiauriai įdomu paskaityti. O tuomet susimatome kitame video. Laikinam, subscribinam ir gerų jums atostogų. O kas dirba gerų darbų.